Neseniai aplankėme Šarm el Šeicho viešbučius, tad kviečiame kartu apžiūrėti tuos, kurie labiausiai mums patiko. Sveiki atvykę į Movenpick Resort viešbutį, kuris yra įsikūręs nuostabioje namo bei vietoje, su vaizdais tarsi į Santorinį. Tai tikrai puikus viešbutis norintiems pasidaryti nuostabių nuotraukų. Koks dar didelis viešbučio privalumas? Tai jis siūlo 5 skirtingas paplūdimio zonas. Reiškiasi, tikrai galėsite pasirinkti pagal savo poreikius. Šeimos gali mėgautis smėlėtų paplūdimių su patogiu įėjimu į jūrą, o jeigu ieškote privatumo, yra zona tik suaugusiems. Snorkliningo mėgėjai gali tyrinėti gražų koralinį rifą, kuris pasiekiamas nuo medinio tiltelio. Vis dėlto verta žinoti, teritorija yra kalvota, tad pasiruoškite šiek tiek daugiau vaikščioti. Nors, žinoma, galėsite naudotis ir liftais. Viešbučio atmosfera rami, čia nėra didelių vakarėlių ar triukšmingų pramogų. Netoliese yra nama bei parduotuvės, ar kaip daugiau pavadinti miesto toksai centras, į kurį galėsite tiesiog nueiti promenadą, apsipirkti, pasivaikščioti, gal net pavakarieniauti. Viešbutis siūlo vieną išskirtinę pramogą, tai galimybę pajodinėti žirgais, kas kainuoja pigiau negu Lietuvoje. Tai yra maždaug apie 21 eurą už valandą. Kas dar patogu, oro uostas yra tik 10 minučių kelio automobiliu nuo viešbučio. Gal kas šiek tiek paliko neypatingą įspūdį, teko čia papietauti, tai maisto gausa nenustebino, sakyčiau, gurmanams gali būti šiek tiek minusas, na, o smaližiams, tai naujiena tokia, kad viešbutis gamina savo šokoladą, jo pavaišino ir mus tuo metu, kai lankėmės. Teritorija vis dėlto atperka viską, nes negali nustoti grožėtis, norisi fotografuoti, filmuoti, tikrai gražu, balta, nuostabu. Apie kambarius. Jie yra paprasti, įrengti arabišku stiliumi. Ką juose galite rasti? Viską, ko jums prireiks jūsų patogioms, puikioms atostogoms. Grand Rotana Resort viešbutis apjungia prabangą, ramybę ir gražią žalią aplinką. Ši vieta idealiai tinka šeimoms su paaugliais arba būtent suaugusiems, kurie ieško ramesnio poilsio su patogumais. Viešbutis yra ant kalno, todėl besimėgaudami pusryčiais, pietumis ar vakarienę visada galėsite matyti jūrą. Na ir dėl tos pačios priežasties teks pasinaudoti daugybę laiptelių arba liftais arba eskalatoriais, bet norėdami pasiekti teritoriją ar jūrą, vis tiek turėsite įveikti šias kliūtis. Viešbutis turi 6 pastatus, todėl labai atsargiai rinkitės, kur norėsite gyventi. Kambariai pritaikyti skirtingiems poreikiams, žinoma. Jei norite paprastesnio varianto, nerenovuoti Garden View kambariai su terasa arba balkonu yra puikus ekonominis variantas. Jeigu ieškote aukštesnės kokybės, 20 metais renovuoti Part Sea View kambariai yra netoli registratūros ir baseinų. O tiems, kas nori prabangos,
Seafront kambariai, kurie buvo atnaujinti šiemet ir siūlo tiesioginį vaizdą į jūrą. Viešbutis siūlo 450 metrų ilgio įspūdingą koralinį rifą su viena stabilia medinė platforma ir 2 plastikiniam, jos gali šiek tiek judėti. Tai yra tikrai puikia vieta paviršinio ir giluminio nardymo mėgėjams. Su mažais vaikais gali būti šiek tiek sudėtingiau, kadangi, kaip matote, teritorija tikrai kalvota ir su vežimėliais arba mažom kojytėm laipioti bus tikrai nepatogu. Tad tai pagrindinė priežastis, kodėl viešbutį rekomenduojam labiau su paaugliais, be to ir pramogų nėra daug. Pastebėjom tik vieną vandens čiuožyklą. Tad drąsiai keliaukite su savo vyresniais vaikučiais. Jolly Willy viešbutis mums tikras atradimas. Puikus kainos ir kokybės santykis, ypač šeimoms ir, sakyčiau, vyresnio amžiaus žmonėms. Jis yra vienas seniausių viešbučių Nama Bay, bet jo populiarumas nemažėja. Vienas iš didžiausių pliusų, kad jis turi vandens čiuožyklas, todėl šeimoms su vaikais tai yra tikrai privalumas, ypač kalbant apie Sharm el Sheikho viešbučius, kurie retas kuris beturi čiuožyklų. Atkreipkite dėmesį, kad ne visi viešbučio kambariai yra renovuoti. Renovuoti yra tie, kurie yra arčiau jūros, tačiau ir senesni kambariai tikrai atrodo puikiai, viskas labai gerai prižiūrėta, tvarkinga, kaip ir patys matote, stengiamės nufilmuoti viską taip, kaip yra. Lygiai taip pat ir su teritorija, viskas tikrai gražu, balti namukai, kompaktiška teritorija, toli vaikščioti nereikės. Ir viešbučio vienas iš minusų, sakyčiau, yra koralinis rifas, kuris gan silpnas, o kadangi daugelis į Sharm el Sheikhą važiuoja atostogauti būtent dėl nardymo, tai tiesiog turėkite omenyje, kad tai turėtų būti labiau pasirinkimas šeimoms, pailsėti su vaikais, smėlio paplūdimyje, kuris būtent ir yra didžiausias viešbučio pliusas. Jis turi 500 metrų ilgio smėlio paplūdimį ir pats įbridimas į jūrą yra labai patogus. Tai ji nėra gili, kas yra labai svarbu tiek su vaikučiais šeimoms, tiek žmonėms turintiems judėjimo problemų. Todėl į viešbutį grįžta dažnai tie patys klientai, kuriems būtent šitas privalumas yra labai svarbus. Čia tikrai turėsite ramų, jaukų poilsį, be kažkokių ypatingų vakarinių programų ir turėkite omenyje, kad esate Nama Bay centre, tad bet kada galėsite išeiti pasidžiaugti šurmulingą gatvę, jos parduotuvėlėm ir pramogom. Štai čia matome Novotel Beach viešbutį. Jis yra pačiame Nama Bay centre. O Nama Bay Sharm el Sheikhe yra vienas judriausių ir įdomiausių rajonų, kuriuose galite rasti įvairių pramogų, restoranų, parduotuvių. Vadinasi, viskas gyvenančiame viešbutyje jums yra tiesiog už kelių žingsnių. Viešbutis turi kompaktišką teritoriją, todėl labai tinka tiek vyresnio amžiaus žmonėms, nemėgstantiems vaikščioti didelių atstumų, tiek šeimoms su mažais vaikais. Tiesa, atkreipkite dėmesį, kad neturi viešbutis didelių kambarių, todėl labiau tiks mažesnėms šeimoms. Idealiai šeimai su vienu vaiku, o šeimai su 2 vaikučiais jau būtų ten pristatoma lova, kas gal neatrodo labai patogu.
Viešbutis džiaugiasi, kad turi daug pasikartojančių svečių. Ką tai reiškia? Reiškiasi, kad žmonių poreikiai ir lūkesčiai tikrai yra atliepiami. Maisto čia neragavome, tai tik girdėjome, kad kartais vienas iš minusų, ne visada žmonės randa labai platų maisto pasirinkimą, bet viešbutis koncentruojasi į itin gerą aptarnavimą. Na, o visiškai šalia esantis, tačiau jau antrojoje zonoje, Novotel Palm pasiūlys šiek tiek kitus privalumus, kurių negali pasiūlyti Novotel Beach. Tai būtent didesnius šeimininius kambarius, dar daugiau ramybės ir didesnę teritoriją. Tai tiems, kurie nemėgsta daug vaikščioti, Novotel Beach tobulas pasirinkimas, o mėgstantiems didesnės teritorijas, daugiau erdvės, puikus pasirinkimas Novotel Palm. Žinoma, čia jūs galės ir pavėžėti, ir lagaminus nuvežti, yra vietinis transportas, kuris kursuoja gan dažnai, tačiau tokie pagrindiniai skirtumai tarp šių viešbučių būtent ir yra, kad čia jau reikės tolėliau paėjėti ar pavažiuoti iki jūros, bet turėsite dar daugiau ramybės. Čia itin daug dėmesio skiriama, kad nebūtų triukšmo, kad žmonės galėtų visiškai atsipalaiduoti, kaip savo pačių sodybose. Todėl dažnai vyresni keliautojai renkasi šį viešbutį. Nuostabus ant kalno įsikūręs Park Regency Resort yra tikras nardytojų rojus. Į čia atvyksta žmonės ir iš kitų regionų ar viešbučių, nes koralinis rifas čia tikrai yra įspūdingas. Žinoma, nėra didžiausių pliusų, bet tam tikrų minusų, bet didelis minusas mėgstantiems tiesiog pasimėgauti jūrą, nerasite čia patogaus įėjimo į jūrą, jis bus tik tais nuo lieptelio. Šeimoms su vaikais, sakyčiau, tai jau yra didelis nepatogumas, bet to ir vaikams daug pramogų čia nėra. Per pusę viešbučio teritorijos eina didelė čiuožykla ir tai labiau tinkama paaugliams. Teritorija yra gan kalvota, kaip matote, pasivaikščioti teks nemažai, bet žinoma galėsite pasinaudoti ir liftais. Čia renkasi tikrai kultūringi svečiai, tad būkite ramūs dėl kaiminystės. Vyksta vakaro programos, gan įdomios, bet pakankamai retai. Kambariai paprasti, nieko ypatingo čia tokio nepamatysite, bet tvarkinga, gražu, viskas, ko reikia puikiam nardytojo poilsiui. Riksos Sharm el Sheikh viešbutis skirtas tik suaugusiems. Tai puikia vieta tiems, kurie ieško prabangos, aktyvių pramogų ir ramaus poilsio be vaikų šurmulio. Svečiai turi prieigą prie 7 baseinų, iš kurių vienas yra šildomas. Yra tiek aktyvių, tiek ramių baseinų, idealiai tinka tiek veiksmą mėgstantiems, tiek ramesnį poilsį mėgstantiems svečiams. Pramogos čia nesibaigia. Iki pat nakties animacija, sporto užsiėmimai, vakarais didžiai pasirodymai, viskas tęsiasi iki 2 valandos nakties. Be to vakarinės programos vyksta prie paplūdimio esančioje didelėje scenoje. Restoranų pasirinkimas tikrai įspūdingas, visi a la carte restoranai yra nemokami ir juos galite lankyti neribotai. Tik žinoma reikalinga rezervacija. Paplūdimio baruose taip pat siūlomi tiek vietiniai, tiek importiniai gėrimai.
Viešbutis įsikūręs patogioje, bet gana tokioje vietoje. Aplink rasite kitų viešbučių, parduotuvių, tačiau norint pasivaikščioti, teks nueiti nemažą atstumą. Pats viešbutis tikrai žavi skoningai įrengta teritorija, nors jie vidutinio dydžio, žalia, gerai prižiūrėta, tačiau jaučiasi, kad viešbutis statytas šiek tiek seniau. Į paplūdimį svečius veža nemokami pervežimai kas 15 minučių, o jame rasite keletą barų ir erdvę atsipalaidavimui. Paplūdimys su stacionariu tiltu, tačiau jūros įbridimas yra labai negilus, o žiemą dažnai plevėsuoja raudona vėliava. Tai gali būti svarbu tiems, kurie planuoja maudynes arba nardymą. Viešbučio svečiai taip pat turi prieigą prie Riksos Seagate teritorijos, galite naudotis jų baseinais ir restoranais. Tai dar viena galimybė praplėsti savo poilsio ribas, veiksmą ir teritoriją. Riksos Sharm el Sheikh dažnai apsistoja paprastesni ir kultūringi svečiai, o atmosfera yra tikrai draugiška ir maloni. Tad tai tikrai puikia vieta, kurie ieško balanso. Tai viešbutis, kuris sujungia prabangą, įdomias pramogas ir patogumą. Jau tik įžengus į Swiss Hotel viešbutį ir išgirdus fortepijono muziką, suprantam, kad papuolėm į kokybę ir modernumą. Taigi, šis viešbutis neseniai perimtas Riksos tinklo, todėl čia viskas yra atnaujinta, kvepia prabanga ir tikrai patiks keliautojams, kurie vertina kokybę. Apie paplūdimį. Viešbučio paplūdimys yra siauras ir skirtas tiek pagrindiniai, tiek suaugusiųjų daliai. Jūrą galima patekti ir nuo tiltelio, ir tiesiog nuo kranto. Pagrindinė viešbučio dalis yra per kelią nuo paplūdimio, tačiau pervežimai organizuojami patogiai ir greitai. Verta paminėti, kad Swiss Hotel vyksta tokios pat vakarinės programos kaip visuose Riksos tinkluose. Ir kas apie jas girdėjote, tikrai žinote, kad jos yra įspūdingos. Ir labai verta rinktis tokį viešbutį žmonėm mėgstantiem rimtas vakarinės pramogas. Viešbučio kambariai yra tikrai atnaujinti, modernūs, viskas čia kokybiška, malonu, preciziška, tad neradome prie ko prikibti. Žinoma, galite rinktis kambario tipą šeimyninį arba tik tai suaugusiems. Suaugusiųjų zona yra visiškai atskirai su šildomu baseinu. Čia rasite daugiau ramybės, poilsio. Tačiau viešbutis turi ką pasiūlyti ir vaikams. Žinoma, atskirą vaikų klubą. Ir čia matote šiek tiek teritorijos. Jie yra nemaža, bet nesijaudinkite. Čia dažnai kursuoja pavežėjų transportas. Vat štai matote ir vaikams skirtą akvaparką. Tai yra tikrai didelis pliusas Sharm el Sheikhe, nes nedaug viešbučių turi akvaparkus ir dar šildomus vaikams. Tokiam viešbutį tikrai sunku rasti minusų, bet mes jų stengiamės surasti visur. Taigi, pagrindinis minusas, kad viešbutyje vis dar vyksta statybos darbų, nors jie neturėtų jums trukdyti, vis dėlto turite apie tai žinoti, kad dar visa teritorija nėra pilnai užbaigta. Tai tiek apie Swiss Hotel.
Stella di Mare viešbutis kadaise buvo prabangos simbolis, o šiandien vis dar išlaiko elegantišką atmosferą. Nors kai kuriuose vietose jau jaučiamas laiko paliktas ženklas, sakyčiau, ypač vidaus interjere. Nieko nuostabaus, viešbutis statytas 2009 metais ir atnaujintas 2016. Kadangi čia ir kalbam apie namą bei regiono viešbučius, tai priminsiu, kad jis taip pat yra įsikūręs jame. Čia todėl gausite pakankamai ramybės, bet ir patogų susisiekimą su įvairiomis veiklomis bei pramogomis. Stella di Mare didžiuojasi savo gerai suplanuotą teritoriją. Pagrindinis pastatas ir papildomi pastatai sukurti taip, kad kiekvienas svečias galėtų mėgautis tiek vaizdais, tiek komfortu. Pagrindinis pastatas yra iš 5 aukštų. Jeigu jūs apgyvendins pirmajame, galėsite jaustis kaip swim-up kambaryje. Tiesiog atsidarote terasą ir keliaujate į baseiną. Tarp kitko, visi baseinai čia yra šildomi. Dėl ko galite būti ramus, kad tikrai rasite ką skaniai pavalgyti. Nuo šviežiai pjaustomų mangų jums tiesiai į lėkštę, tuno steikų, krevečių ir įvairiausių kitų patiekalų. Pasirinkimas tikrai platus ir skanus. Vakarinės programos pasirodė gan silpnos, tokia tiesiog lengva animacija. Paplūdimio zonos yra pagrindinės 2, viena smėlėtoje, kur galite mėgauti saulės voniomis, o kitoje dažniausiai keliaujame nardyti, nes ten gražesnis rifas. Taigi tiek apie mūsų mėgstamus Šarm el Šeicho namą bei regiono viešbučius.